O apie rungtynes. Dėsningai baigėsi jos ar ne? Nu jo, dėsningai. Nemanau, kad šiaip tai nepamušėme to buso jų. Stovėjo gynyboje ir nežinau, nesiseka kažkaip realizuoti. Iš pradžių bandėm kažkaip visą laiką įvaryti kamuolį, po to buvom pasakę, kad iš toliau smūgiuotų, kad gal kažkoks košėtas ar dar kažkas atmuša. Bet kažkaip nelabai sekėsi. Manau, nesilpna komanda, manau, esam panašaus pajėgumo. Verti buvo varžovai jūsų, ar ne? Jo, aš manau, kad lygios komandos ir lygus rezultatas, nes nei jie turėjo ten kažkokių realių šansų, nei mes. Gal daug tokių stumdymus ir tos kitos kovos. Bet pernai užpernai dažniau pralauždavot ir tas gynybas. Kas pasikeitė jūsų žaidime? Nieko pas mus nepasikeitė. Nežinau. Sėkmė? Gal sėkmė, gal kažkaip nesisekė užbaigti kažkur tai. Gal kažkur šiek tiek perlaikom ir, taip ir gavosi, nežinau, bet nesuprantu, aišku, teisėjavimus šitų bėdžių, bet mokam didelius pinigus, o negalim normaliai teisėjai paimti. Nusprendėt labiau nuo gynybos žaisti? Jo, iš tikrųjų, žinodami jų žaidimas, kadangi komanda gera, turi greit bėgančius priekį, ir teko ne vieną kartą sutikti ir jų iš esmės mėtymas į priekį kamuolių yra greitis. O šiandien mes iš tikrųjų lėtesni buvom už juos, plius neturėjom žaidžiančio priekyje vieno kito žaidėjo. Tiesiog tai nebuvo specialiai, tiesiog natūraliai turbūt mes lėtesni buvom, tai turbūt nusileidom žemiau. Jeigu lygiųjų negalėtų būti futbole, kuri komanda būtų arčiau pergalės? Kamuolį daugiau valdė, jie daugiau gaudavo, bet jeigu kalbam apie progas, tai kažin ar pas juos ten buvo labai daug progų, kuriomis... Bet ir pas juos nelabai, 0-0. Pas mus irgi ne, turbūt, sakyčiau... Turbūt jie buvo stipresni pagal vaizdą, bet pagal progas ir išnaudojimą, tai tikrai ne ir nematau jokio didelės skirtumo. Kažkaip jaučiau, kad po neįmušto baudinio palūšit. Iš kur radote jėgų toliau kovoti taip, kad ne tik atloštumėt, bet ir iškovotumėt pergalę? Prieš baudinį sunku sakyti, nes tų mes baudinių daug nemušam, tai patys nežinojom, kas būt, bet prieš pat baudinį pajautėm, kad pradėjom žaisti. Tai yra, užčiuopėm tas gijas ir manau, kad neįmušėm, bet kai parodė varžybos, vis tiek mes laimėjom. Tai... Prieš rungtynes tikrai nedaug būtų buvę manančių, kad Oniksas bus stipresnis už Žaibo Kirtį. Tai kur jūs radot tą planą, tuos vaistus prieš jų žaidimą? Stipresnis vis tiek jie čempionai ir labai gerai žaidė. Sunku sakyti, kad mes labai jau geri šiandien buvom, bet įmušėm laimėjom. Bet jie, kiek mačiau greičiausiai, kiek aš pažįstu Žaibo Kirtį, jie žaidė nestipriausios, manau, sudėties, nes kiek aš mačiau, kelių žmonių trūko, pas mus šiandieną susirinko beveik visi. Tai gal dėl to, galbūt jie trupučiuką pavargo, iš pradžio jie gal ne visi buvo, tai greičiausiai dėl to. Ar tai buvo geriausias jūsų rungtynės šį sezoną? Turbūt šiemet taip, vasaros futbolo lygoje taip. Tikėkime, kad dar bus geresni. Nedažnai tenka bendrauti tokiom aplinkybėm, tai kas nutiko? Nieko nenutiko, pralaimėjom rungtynes. Šito teko matyti, bet giliau priežastis? Dar galbūt mes daugiau esam dabar tokiam apmąstymų periode, labai sunku kažką tai pasakyti konkrečiau. Faktas, kad nesusirinkome vėl, labai sunku buvo palaikyti tempą, esame nepatenkinti tiek savim, tiek varžybų teisėjavimu. Nesakau, kad čia yra faktas, nesakau, kad čia yra priežastis, kad mes pralošėm, bet manau, kad organizatoriai turėtų į tai atsižvelgti. Bet kalti mes ir tik mes, o toliau tik tai, kaip sakant, punktai, kurie lemia rezultatą. Pirmajam kėliny neatrodė, kad viskas bus taip blogai, tiesiog antrajame atidavėt iniciatyvą. Antrajame, matyt, kad taip, matyt ir pritrūko ir fizinių jėgų, jie greitai rotavosi, darė keitimus, spaudė, viską darė logiškai, nes jautė, kad tiesiog mes pabiškai dūstam ir tai pasiteisino. Keletą klaidų gynyboje ir prašau, mes turime rezultatą. Manau, kad iš principo, kad rezultatas yra nedėsningas. Tai buvo nesižydžia Onikso vyrai. Bet jie žaidė neblogai. Jie puikiai komanda, bet manau, kad mes šiandien buvom verti bent jau lygiųjų.
Bus toks sugrįžimas. Aišku, malonus sugrįžimas ir Lietuvoje, ir čionais. Smagus, grajus, pilkus mes labai mylim, gerbėm. Komanda, su kuria visada malonu žaisti. Šiandien vėlgi džentelmeniškai sužaidėm, pajuokavom prieš rungtynes. Nu, malonu. Dabar tikrai vasara. Buvot stipresni ar čia sėkmė buvo pagrindinis veiksnys? Aš manau, šiandien pilkai tokie biški sėdė. Nežinau, ar dėl vakar, dėl anglų, ar po ilgojo savaitgalio, tai taip kažkaip galėjo dažniausiai stipriau mus spaudžia. Šį kartą kažkaip buvo, man atrodo, tokie biški apsnūdę. Bet čia turbūt jų problema. O jūsų komanda po anglų? Mūsų komanda po anglų gerai. Mes esame amžini Islandijos gerbėjai, 100 metų sergam, taip kad mums viskas gerai. Tai yra nuo 1916. Ten nuo kažkelintų, tai aš nesimenu, čia labai senai buvo. Ar savęs nenustebino šiandien? Nu, kur čia pralaimėjimų save nustebinsi, iš tikrųjų. Aš turiu omeny žaidimą. Žaidimo prasme, ne, nes tiesiog matėm, kad yra tik vienas keitimas, žinom, kad neužteks jėgų, tai grinai gynybinį futbolą propagavom ir, nu, pasirinkta schema, tarkim, labai tiko gynybai ir, matyt, Dineriui sunku buvo ją įveikti. Bet šią vasarą taip gerai dar niekada nežaidėt. Na, šiandien sudėtis šiek tiek geresnė susirinko, žmonių nedaug, bet kokybė šiek tiek geresnė. Bet dar iki mūsų stipriausios sudėties dar trūksta kokių 3-4 žmonių. Ir iki žaidimo stipriausio. Tai kas be ko. Buvo stipresnis šiandien Dineris. Pelnytai, ta prasme, sumušė tos Jo, įvarčius. absoliučiai pelnytai, pas juos tikrai geri žaidėjai. Aš ten vieną žinau, labai super lošia, prasme, kiti ne ką silpnesni, tai dėsningas rezultatas. VVG sakė, kad yra matę ir geriau žaidžiančius pilkus. Galbūt pradžioje pradėkime nuo to, kad turbūt irgi barzdą nusiskui kažkaip į tą duobę patekom paskutiniu metu. Visi sako, kad kalta mano barzda. O žaidimas, sakyčiau, nebuvo pats blogiausias, aišku, jis nebuvo pats geriausias, bet kai prasileidžiam tokios, kaip sakyt, vaikiškos įvarčius, paskui atlošti prieš VVG, nu, turbūt praktiškai neįmanoma, net gerokai stipresnės komandos ten, sakykim, pakankamai sudėtingai arba muša kokį vieną, arba iš vis nemuša nieko, tai čia nieko nuostabaus. Jeigu ne tas antras įvartis, kitai būtų toliau klošiusios rungtynės? Nu, manau, kad būtų rungtynės kloščios panašiai, galbūt būtų mažiau, sakykim, tos panikos, mažiau to noro žudbūti, atsilošti, sakykim, atrodytų, kad to daugiau laiko yra bent jau lygiom sulošti. O dabar tiesiog pradėjom kažkiek gal skubėti, sakykim, nesiseknės, sakykim, vienas, kitas dalykas, šiek tiek piktis pradėjom tarpusavį. Tai tos toks rezultatas. Nerimta. Nerimta, rezultatas, sakykim, prastas, žaidimas toks sausau, žinau, pagerinsim. Ar įsivaizdavot, kad Barclays gali mesti tokį pakankamai rimtą iššūkį? Ne, iš tikrųjų turbūt nelabai, nes kiek mačiau jų varžybų ir tikrai taip netrodė, planavau galbūt net mintyse kitokį rezultatą, iš tikrųjų. Bet šiandien jie maloniai nustebino. Jo, labai iš tikrųjų, ką ir norėjau pagirti jos, kad jie tvarkingai gynėsi ir visai su keliais keitimais atrodė, kad mes juos užbėgsim, bet jie laikėsi, kaip sakant, iki paskutiniųjų. O jūs? O mes išėjom hi-hi-ha-ha, kaip sakau, ir truputį buvo ir jautėsi atsipalaidavimas mūsų žaidėjais iš tikrųjų. Tai jau per pertrauką teko tą hi-hi-ha-ha vyt lauk? Bet ir vis tiek, jau įmušėm įvartį, atsipalaidavom, jau jie vėl užpuolė, vėl hi-hi-ha-ha, tada įmamės antrą, tokios labai banguotas varžybos. Žaidimo prasme nesat patenkinti. Ne.